Labą dieną, brangiosios siela nurimsta dalyvės ir klausytojos. Malonu vėl su jumis susitikti. Malonu susipažinti su naujomis mūsų klausytojomis. Nepamirškite irgi būti aktyvios, pakomentuokite po video įrašais, klauskite klausimų, reiškite savo nuomonę, kad mes taip pat galėtume jūs pažinti, galėtume tobulinti šios svetainės turinį ir tiesiog, kad matytume ir grįžtamąjį ryšį. Jeigu patinka, spauskite patinka, galite dalintis šitais įrašais. Na, o šiandieną, kaip ir žadėjau praeitą sekmadienį, mes pratęsime Biblijos studijas apie pirmąją moterį Ievą. Ir mes ją palikome labai gražioje vietoje. Mes ją palikome Edeno sode. Jos gyvenimas buvo tobulas, jai nieko netrūko. Ji gyveno tobuloje vietoje, ji pati buvo tobula, jos vyras buvo tobulas, ji turėjo tobulus santykius su Dievu, bet dėja, kaip ir mes visi greičiausiai žinome, šita idilė ilgai nesitęsė. Ir taigi paskaitykime, kas įvyko toliau, ir pasidalinsiu ekranu, jeigu kas žiūri, kad būtų įdomiau žiūrėti. Taigi, Ieva, mes kaip minėjome, jos vardas reiškia visų gyvųjų motina, ir mes skaitome toliau pačioje pirmoje Biblijos knygoje, pradžios 2 skyriuje, 9, 16 ir 17 eilutes. Viešpats Dievas išaugino iš žemės visokių medžių, gražių pasižiūrėti ir nešančių gerus vaisius maistui, taip pat gyvybės medį sodo viduryje ir medį pažinimo gero ir blogo. Viešpats Dievas įsakė žmogui: nuo kiekvieno sodo medžio tau leista valgyti, bet nuo medžio pažinimo gero ir blogo nevalgyk, nes tą dieną, kurią valgysi jo vaisių, tikrai mirsi. Gyvatė buvo gudresnė už visus žemės gyvūnus, kuriuos Viešpats Dievas sutvėrė. Ji tarė moteriai: ar tikrai Dievas pasakė, nevalgykite nuo visų sodo medžių? Moteris atsakė gyvatei: mums leista valgyti sodo medžių vaisius, išskyrus vaisius medžio, kuris yra sodo viduryje. Dievas įsakė: nevalgykite nuo jo ir nelieskite jo, kad nemirtumėte. Gyvatė atsakė: nemirsite. Dievas žino, kad tą dieną, kurią valgysite nuo jo, atsivers jūsų akis ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gerą ir blogą. Kai moteris pamatė, kad medžio vaisiai yra tinkami maistui, patrauklus akims ir vieną suvalgius galima įsigyti išminties, ji paėmė jo vaisių, pati valgė ir davė savo vyrui, ir jis valgė. Taigi idealus gyvenimas čia ir pasibaigė. Kasgi buvo toliau? Tada atsivėrė abiejų akis ir jie suprato esą nuogi. Juodu supynė figmedžio lapus ir pasidarė prijuostes. Dienai atvėsus, išgirdę Viešpaties Dievo vaikščiojančio sode balsą, Adomas ir jo žmona pasislėpė nuo Viešpaties Dievo veido tarp sodo medžio. Taigi, tas idealus Ievos gyvenimas dėja nesitęsė ilgai. Adomui ir Ievai dar net nesusilaukus pirmo vaikelio įvyksta tragedija. Ir tragedija yra inicijuota Dievo priešo. Jis nekenčia Dievo ir visko, ką Dievas myli. Pasaulio, kurį sukūrė Dievas, ir ypač žmonių, kurie sutverti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. O kodėl? Ogi todėl, kad velnias pats nori tapti Dievu. Jis nori, kad žmonės jam tarnautų, o ne Dievui. Jis negali pakęsti, kad žmonės turi tobulą bendravimą su Dievu, jam paklūsta. Jis pasiruošęs sunaikinti viską, ką Dievas sukūrė ir myli. Ir jis nesnaudžia.
Įdomu tai šitoje istorijoje, kad šėtonas neatėjo pas Adomą, jisai prisėlino prie Ievos. A, Įdomu kodėl. Gal todėl, kad Ieva kaip moteris yra švelnesnė, meilesnė, ją lengviau prakalbinti savo meiliais žodžiais. Ir šėtonas savo prigimtimi yra angelas, tai nėra kažkokia blogio jėga, tai yra asmuo. Bet jis pasiema gyvatės pavidalą, gal tam, kad neišgąsdintų Ievos, juk ji gyvena Edeno sode, apsupta įvairių gyvūnų, kurie jai nekenkia ir jos nebijo. Ir štai užsimezga šėtono ir Ievos diskusija. Ieva klauso, įsiklauso ir galiausiai paklauso gyvatės pasiūlymo. Ji paklauso šėtono balso ir paklūsta jam, o ne Dievui. Ji nepaklūsta Dievui ir dar įkalbina savo vyrą padaryti tą patį. Nuo tos akimirkos, kai Ieva nusprendžia nepaklusti Dievui, visa visata apsiverčia. Į tobulą pasaulį ateina nuodėmė, mirtis, chaosas, baimė. Ieva, moteris duodanti gyvybę, atneša į pasaulį mirtį. Sutverta būti savo vyro padėjėja, kompanionė, draugė, tapo vyro pražūtimi. Ji prarado viską - tobulus santykius su Dievu, su vyru. Ji įleido į pasaulį ligas, mirtį, nesutarimus, karus. Ji prarado tobulas gyvenimo sąlygas ir buvo išvaryta iš Edeno sodo. Jos klaida nenužudė jos pačios. Atsimena, Dievas sakė, kai valgysite to medžio vaisiaus, jūs mirsite. Dievas nekalbėjo tik apie fizinę mirtį. Taip, nuo tada, kai į pasaulį įžengė nuodėmė, į pasaulį įžengė mirtis. Tik Adomo ir Ievos mirtis, jie pradėjo tiesiog senti, ar ne? Jų jau laukia mirtis kažkada ateityje ir mes iš Biblijos žinom, kad jie gyveno daug metų dar po šito įvykio. Bet čia Dievas labiau kalba apie dvasinę mirtį. Dvasinė mirtis tai yra atskirimas nuo Dievo ir nuodėmė mus atskiria nuo Dievo. Jeigu pastebėjote, kad Ieva nepadarė nieko blogo, ar ne, ji nenužudė kažkokio gyvūno, ji nepamelavo, ji tiesiog suvalgė vaisių, kurio Dievas sakė nevalgyti. Tas vaisius nebuvo nuodingas kažkoks, bet tiesiog ji nepakluso Dievui. Ir būtent tas nepaklusimas yra nuodėmė. Nuodėmė tai yra nepaklusnumas Dievui, Dievo standartams, Dievo nurodymams. Ir Dievas yra šventas, tai reiškia, jis yra atskirtas nuo nuodėmės, jis negali būti su nuodėme. Ir dėl to ta dvasinė mirtis yra atskirimas nuo Dievo. Ir dėl to mes visi į šį pasaulį gimstame, būdami nuodėmingi, atskirti nuo Dievo. Mūsų nereikia, kad kas nors mus mokintų nusidėti. Toms, kas iš mūsų turime vaikų, puikiai matome, kad mes mamos nemokiname vaikų meluoti, mes nemokiname vaikų vogti, mes nemokiname vaikų muštis, skriausti vienas kitą ar pyktis. Tai kažkaip gimsta iš žmogaus širdies natūraliai. Taigi atėjo į šį pasaulį ne tik fizinė mirtis, bet dvasinė mirtis, tai yra atskirimas nuo Dievo. Ir mes matom, kad Adomas ir Ieva pradėjo bijoti Dievo, nes jie pajautė baimę, pajautė Dievo baimę, pajautė, kad jie yra nuogi, kad kažkas jiems yra negerai, atsirado gėda. Ir jie pradėjo slėptis nuo Dievo, nors prieš tai jie vaikščiojo su Dievu sode, kalbėjosi su juo. Ir Ieva nepajuto tos fizinės mirties iš karto. Ji pajuto, tarp kitko, pirmasis miręs žmogus, ir tai yra, man atrodo, didžiausia Ievos tragedija, ir jos nuodėmė palietė jos sūnų. Jeigu prisimenat, ji pagimdė 2 sūnus, Kainą ir Abelį, ir Kainas nužudė savo brolį Abelį. Taigi pirmas miręs žmogus šiame pasaulyje buvo Ievos sūnus. Ir dėl jos nuodėmės mirė jos sūnus, nes atėjo į pasaulį mirtis, atėjo pyktis, atėjo pavydas. Ir
mirė jo sūnus. Jisai buvo nužudytas, jisai buvo pirmoji auka. Jos pirmasis sūnus Kainas tapo piktu, žiauriu, pirmuoju pasaulyje žudiku ir jis buvo pasmerktas visą savo gyvenimą klajoti po pasaulį, nerasti vietos jame. Ir štai tokia didžiulė tragedija iš tokios gražios pasakos virto baisia istorija, kuri tęsiasi tarp kitko iki šiol. Ir mes kartais bandome suvokti nuodėmės priežastį, kodėl žmogus padarė nuodėmę, kodėl jis pasielgė vienaip ar kitaip, kodėl jis išėjo, vyras, tarkim, kaip pavyzdys, išėjo pas kitą moterį, juk jo žmona buvo tokia nuostabi, graži, rūpestinga, puikiai mama, mylinti savo vyrą. Atrodo, jisai turi viską, namus, vaikus, darbą. Kodėl jisai išėjo, kodėl jisai buvo neištikimas, arba kokio kito žymaus žmogaus, pavyzdžiui, gyvenimą. Tu žiūri, atrodo, ta moteris žymi, turi populiarumą, turtinga, įtakinga, atrodo, tik gyvenk ir džiaukis. Bet štai žiūrim, tas žmogus tampa alkoholiku ar priklausomos nuo narkotinių medžiagų. Ir mes krapštom galvą ir galvojam, kodėl. Ir tikrai nuodėmė kartais neturi jokio paaiškinimo ir logikos. Kaip ir Ievos gyvenimą, ji turėjo viską, jai netrūko nieko, jinai turėjo tobulą gyvenimą. Ji tiesioginė ta žodžio prasme gyveno rojuje. Ji turėjo tobulą kūną, ji turėjo tobulą charakterį, ji turėjo tobulą vyrą, kuris buvo be nuodėmės, ji turėjo tobulus santykius su Dievu ir galėjo džiaugtis gyvenimu ir toliau gyventi. Ir, žinot, kartais yra toks tai pasakymas, kad visą laiką santykius, jeigu kažkas negerai, kaltos abi pusės. Bet aš iš tikrųjų, kuo toliau gyvenu, tuo labiau suvokiu, kad ne visada yra taip. Ir kartais tu nuodėmės ar žmogaus pasirinkimo niekaip logiškai nepaaiškinsi, tik tai tiesiog, kad velnio apgaulė. Ir mes galim sakyti ir teisti Ievą, kad kaip jinai drįso, kodėl jinai tai pasirinko, kodėl jinai pasmerkė save ir likusią žmoniją tokiom kančiom. Bet jeigu mes būtume atviri patys savo, mes pamatytume, kad iš tikrųjų velnio taktika nesikeičia nuo tada iki šiol ir kad mes darome tokius pačius pasirinkimus kaip Ieva labai dažnai. Ir yra Naujajame testamente, Jokūbo laiške, 1 skyriuje, yra tokios eilutės. Kiekvienas yra gundomas savo paties geismo pagrobtas ir suviliotas. Paskui užsimezgęs geismas pagimdo nuodėmę, o užbaigta nuodėmė gimdo mirtį. Viskas, ką velniui reikėjo padaryti pokalbyje su Ieva, tai yra įtikinti, kad jai tose tobulose sąlygose kažko trūksta, kad Dievas kažką nuslėpė nuo jos, geriausią dalį paliko savo. Ir ta abejonė, kad Dievas nėra geras, kad jisai kažko jiems neleido, kad jai kažko trūksta, trūksta jai to uždrausto vaisiaus, kad jai atsivertų akis, tai reiškia, jinai kažko dabar nemato, kažkas nuo jos yra nuslėpta. Ir tiesiai šviesiai velnias sako, kad Dievas yra melagis, sako, nemirsite, Dievas meluoja, tau kažko trūksta gyvenime. Tai lygiai taip pat velnias meluoja. Nuodėmė gimsta pirmiausia nuo mūsų geismų, mūsų mintyse. Ir mes irgi skaitėme, kad Ieva pamatė pirmiausia tą vaisių, kad jis gražus ir tinkamas valgyti. Tai mes savo akimis kažką pamatome, to, ko neturime, tą kažkokį uždraustą vaisių, tas, kas yra galbūt nuodėmė, tas to, ko mes neturime ir Dievas mums nedavė dar tam tikrų priežasčių. Ir mes užsigeidžiam, mes mintyse pradedam rutulioti mintis, kaip aš norėčiau to uždrausto vaisiaus, kaip man būtų gera, jeigu aš jį turėčiau, kokia aš būčiau laiminga, kodėl Dievas toks negeras man neduoda to vaisiaus, jisai manęs nemyli, jisai savanaudis.
ir tas geismas pradeda vystytis, kai mes jį voliojame savo mintise, kaip tas užsimezgęs vaisius, jam reikia laiko užaugti ir štai gimsta. Ir sako, tas užsimezgęs geismas pagimdo nuodėmę. Taigi, kada mūsų mintise užsimezga tokios mintis, kad mums reikia to, ko mes negalime turėti. Reikia sustoti čia ir dabar ir kartoti savo Dievo tiesas ir netikėti velnio melais. Nes velnias meluos, kad Dievas neteisingas, kad Dievas tavęs nemyli, kad Dievas kažko tau neduoda, tu pats pasiimk ir greičiau ir čia ir dabar, ko čia laukti. Ir mes turime tiesiog pasakyti velniui ne ir laikytis Dievo žodžio tiesos. O Dievo žodžio tiesa yra ta, kad Dievas yra geras, Dievas yra meilė, Dievas yra kantrus, Dievas mums duoda visko, ko mums reikia. Jeigu reikia kantrybės, jis duos tau kantrybės, bet nesusigundykime tai minčiai, kad nuodėmė, jinai pagerins tavo gyvenimą. Ne, sako, nuodėmė visada gimdo mirtį. Ir kada mes pasirenkame nuodėmę, mes pasirenkame kančią. Ne tik savo, bet ir kitų žmonių gyvenime, kaip matom ir Ievos pasirinkime. Nukentėjo ne tik ji, bet nukentėjo jos vyras, jos būsima šeima ir visi kiti. Taigi nuodėmė, kad ir kaip gražiai, saldžiai ir ji atrodytų, kad ir kaip meiliai viskas skambėtų ir kokiais blizgučiais visą tai būtų papuošta, tai yra melas. Tai yra nuodai paslėpti labai gražioje dėžutėje, gražiame pakelyje. Taigi neleiskime, kad velnias mums meluotų taip, kaip melavo Ievai. Jo taktika nepasikeitė, jis daro tą patį, jis meluoja apie Dievą, meluoja apie nuodėmę. Bet mes galim pasitikėti Dievu, galime pasitikėti Dievo žodžiu, kad jo nustatytos taisyklės yra skirtos mums apsaugoti ir mūsų gėriui. Taigi, negalvokime, kad mūsų nepalies tokios situacijose, kad mes nesusidursime su pagundimais. Mes matom, kad Ieva, ji turėjo tobulus santykius su Dievu, ji vaikščiojo su Dievu, bet velnias vis tiek prie jos priėjo. Taigi, jeigu jaučiamės labai dvasiškai stiprus, tikrai nepraraskime budrumo. Nes velnias vis tiek slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas ir jo tikslas yra tave sunaikinti visokiais būdais. Taigi nepraraskime niekada budrumo, niekada nekaltinkime, oi čia kitas žmogus nusidėjo, aš tai jau taip nepadaryčiau. Biblijoje taip pat parašyta, kas tarėsi stovys, tai žiūri, kad nekristų. Taigi niekada nepraraskime budrumo, netapkime išdidus, sakydami, kad man niekada taip nebus, nes velnias labai mėgsta išdidumą ir atakuoja ir jis geriau žino mūsų silpnesnes vietas negu mes patys. Ir netgi toje maldoje, kurią mūsų išmokė Jėzus, Jėzus sakė, ir nevesk mūsų į pagundimą ir saugok mūsų nuo pikto. Visą laiką, kiekvieną dieną prašykime, kad Dievas mus saugotų nuo pikto, kad mes būtume budrus ir būtume atsargus. Visoje šitoje situacijoje atrodo viskas sugriuvo, visa ta graži pasaka paėmė ir sugriuvo ir virto tokia siaubinga istorija. Bet mes netgi matome Dievo gerumą, netgi tada, kai žmogus nusisuka nuo jo. Atrodo, Dievas viską atidavė jiems. Kogi jiems trūko, nieko jiems netrūko. Jie nusisuko nuo jo, jie atmetė jį. Bet Dievas, pradžios knygoje skaitome, kad taip, jisai išvardino nuodėmės pasekmes, jos buvo skaudžios, bet jisai nepaliko žmonių likimo valiai. Jis neišvarė iš Edeno sodo ir sako, eikit ir darykit ir gyvenkit kaip norit, ar ne? Jis neišnaikino žmonijos. Ir Dievo charakteris ir malonė ir gerumas pasireiškia netgi tose eilutėse, kai viešpats sako, viešpats Dievas padarė Adomui ir jo žmonai kailinius rūbus ir jais apvilko juos. Adomas ir Ieva gėdijosi, kad buvo nuogi, atsirado gėda, kaltė, bet Dievas juos aprengė. Dievas aprengė juos, apdengė savo malonę, savo gerumu.
Ir tai pasako, kad tikrai Dievas visada yra geras ir rūpinasi mumis netgi tada, kada mes nusisukam nuo jo ir jis visą laiką mūsų laukia, jis yra visada mylintis tėvas. Taip pat Ievos gyvenime yra ta viltis, kad jei Dievas pažada, kad iš jos kils palikuonis, kuris sutriuškins priešui galvą. Ir mes jau dabar žinome istorijos tėkmėje, iš moters, iš Marijos gimė sūnus Jėzus, kuris ir sutriuškino šitam priešui galvą. Jisai panaikino tą skiriusią mūsų sieną, nuodėmę, tą dvasinę atskirtį tarp žmogaus ir Dievo. Ir per Jėzų Kristų jis yra tarsi tas tiltas, per kurį mes galime ateiti pas Dievą, nes jis buvo nubaustas už mūsų visas kaltes, nes Dievas yra teisingas, jis privalo nubausti blogį. Ir mūsų blogis, kurį mes darome kiekvieną dieną, irgi turi būti nubaustas. Bet Jėzus Kristus atliko tą bausmę už mane ir tave. Ir jis atvėrė mums kelią pas Dievą. Ir Naujajame testamente, 2 laiške Korintiečiams, 5 skyriuje parašyta: taigi jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena praėjo, štai ir atsirado nauja. Ir Dievas mums tiek Ievai davė viltį ir tiek mums duoda viltį. Atrodo, taip mes gyvename tame pačiame nuodėmingame pasaulyje, kur yra mirtis, kur yra netektis, kur yra skausmas, sudaužyti santykiai, įžeidimai, ligos, sunkumai ir visa kita. Ir mes jaučiame tos nuodėmės pasekmes, bet Dievas mus kviečia atgal į savo šeimą. Dėl nuodėmės mes buvome patraukti nuo jo, bet Dievas mums parūpino tą kelią, Jėzų Kristų. Ir Jėzus sakė: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Dėl Ievos atėjo melas, atskirimas ir mirtis, bet per Jėzų Kristų, per jos palikuonį atėjo naujas kelias pas Dievą, atėjo tiesa ir atėjo amžinasis gyvenimas. Taigi atrodo tokia labai graži istorija, kuri pasibaigė labai negražiai ir tragiškai, bet Dievas iš visko nori padaryti gerą išeitį. Taip pat ir mūsų gyvenime. Kol mes esam šitoj žemėje, patirsime įvairių sunkumų, bet Dievas kviečia kiekvieną iš mūsų tapti jo vaikais, ateiti per tą nemokamą tiltą, už kurį nieko nereikia mokėti, tik tai priimti Jėzų Kristų kaip savo sielos gelbėtoją ir gyvenimo viešpatį ir ateiti į jo bendravimą ir į jo artybę ir vaikščioti su juo nuo tos dienos, kai priimame Jėzų Kristų, vaikščioti su Dievu kiekvieną dieną ir galiausiai susitikti su juo amžinybėje. Taigi, mielosios moterys, nepraleiskite šitos progos, nelaukite kitos dienos, tos durys yra atviros. Taip pat tos, kurios jau priėmėme Jėzų kaip savo gelbėtoją, nepraraskime budrumo, nepasiduokime velnio melams, kad mums gyvenime kažko trūksta. Dievas mums davė visko. Jeigu trūksta, mes kreipiamės į Dievą. Ne? Dievas kviečia mus prašyti. Bet tikrai niekada nepatikėkime velnio melu, kad Dievas yra negeras, kad Dievas mus pamiršo, kad Dievas pyksta ant tavęs, kad esi neverta ateiti pas jį. Jis visada mūsų laukia. Taigi, brangiosios moteris, mūsų laukia gražus rytojus, bet kokiu atveju, ar ne? Taigi, su ta mintim, su viltim palieku jūs, paliekame Ievą ir lauksime jūsų kitose susitikimuose. Dėkoju už klausymą. Sudie.